Vaiko adaptacija darželyje paprastai pereina tokias 3 arba 4 fazes arba stadijas ir noriu apie tai pakalbėti plačiau, nes čia dažnai tėvai būna nepasiruošę arba tiksliau nežino, ko tikėtis. Tai pirma fazė yra ta tokia smagioji, kaip aš vadinu, medaus mėnuo arba medaus dienos. Tai pačioj pradžiai yra vaikui labai įdomu, labai smagu, paprastai tėtis ir mama tas kelias valandas lieka kartu ir tada čia yra nauja grupė, nauji vaikai, nauji žaidimai, žodžiu, ta tokia faina, graži stadija. Bet vieną dieną durys užsidaro, vaikas lieka vienas ir tada prasideda adaptacija. Tai vaikas keliauja į antrą stadiją. Antra stadija, jinai vadinasi tokia kovos etapas. Tai nuoširdžiai vaikui atrodo labai baisiai šitas gyvenimo pasikeitimas ir jisai kovoja iš visų jėgų, kad jį pargražintų atgal pas mamą, tėtį, močiutę, babą, žodžiu, į tą namų etapą, nes jam tai atrodo gyvybės mirties klausimas ir labai labai toksai nefainas pokytis, kaip gali, taip vaikas ir kovoja. Ir šitą stadiją neapsigaukit, labai visiškai yra normalu, jeigu jinai tęsiasi 3 savaitės. Tai jeigu vaikas, žodžiu, pavargęs nesuserga, tai gali būti, kad po 3 savaitės jūs keliausit jau į 3 stadiją. Jeigu susirgot, nenustebkit, jeigu dar vėl iš naujo praeisi tam tikrus etapus. Nes kovos stadija arba tikroji adaptacija prasideda tada, kai vaikas kažkuria prasme palūžta kovoti ir pasiekia tą tokią rezignaciją arba susitaikymą, kad panašu, kad jo gyvenimas pasikeitė, nei gera, bet kitaip nebus. Ir tada įsijungia tas toks sveikos psichikos adaptyvumas, vaikas tiesiog pradeda toj blogoj jam situacijoje, subjektyviai blogoj, ieškoti, kas čia geresnio, inkaruotis. Galbūt kažkuri iš auklėtų jam atrodo mielesnė, malonesnė, jis pradeda prie jos prisirišinėti. Po truputį vaikas inkaruojas ir darosi tos grupės nariu. Ir jau tokia visiškai adaptacijos pabaiga, aš sakyčiau, būna kartais net ir po 3 mėnesių, ir tai yra visiškai normalu. Kai vaikas toks patampa grupės narys, pradeda rodyti visas savo spalvas, bandosi ribas, žodžiu, ir, toks jau pradeda iš tiesų gyventi grupiai. Tai toj kovos stadijai nepalūžkit. Labai dažnai tėvai čia supasuoja, išsigąsta, galvo, kad kažkas yra žiauriai blogai, kažkas negerai toj aplinkoje, su auklėtojom, pradeda nerimauti ir kursto vaiko viltį, kad šitą kovą vaikas gali laimėti. Tai čia, žodžiu, 9 kartus atmatuot, išsirenkat gerai grupę, darželį, auklėtojas ir tada labai labai ramiai atlaikote ribas. Sėkmės.